Šiandien mes matome kol kas tik tai tvorą šitoje vietoje, tačiau visiškai nebejoju, kad po turbūt nepilnų metų mes jau čia matysime pastatus ir įmonę, kuri bus pasiruošusi gaminti amuniciją, 75 000 sviedinių per metus. Na ir šiandien taip pat mūsų ministras, ekonomikos ir inovacijų ministras pasirašė susitarimo memorandumą dėl antrosios gamyklos steigimo galimybės. Labai tikiuosi, kad į šitą klausimą bus atsakyta teigiamai, kuri gamins vadinamosius modulinius užtaisus. Praktiškai kiekvienas sprogmuo, kiekvienas amunicijos vienetas, jam reikalingi keletas tų modulinių užtaisų. Tai yra toli gražu ne tik tai apie ekonomiką, tai ne tik tai apie pelną. Ir šiandien mes kalbėjome apie tai, kad labai svarbu siekti to tikro strateginio bendradarbiavimo, kuris leistų tame tarpe įgyvendinti ir produkcijos grandines. Jeigu mes gaminame vieną elementą, kad ir tos pačios amunicijos, tai yra vienas elementas. Jeigu mes sukūrėme visą grandinę, vertikalią grandinę, kuomet mes amuniciją galime pagaminti praktiškai nepriklausomai nuo išorės tiekėjų, tai yra visiškai kitas Lietuvos strateginės nepriklausomybės lygis. Ir mes šito siekiam. Saugumą mes suprantame plačiaja prasme ir tai reiškia, kad koncentruojamės ne tik į kariuomenės stiprinimą ir kitus su to susijusius aspektus, bet lygiai taip pat